Nu kągi, tęsim mūsų darbą toliau ir dabar dar vienas objektinių ryšių teorijos teoretikas, psichoanalitikas Ronaldas Fairbairnas. Taip. Williamas Ronaldas Dodge Fairbairnas. Gimęs 1889 ir miręs 1965. Gimė Edinburge, Škotijoje ir pradžioje studijavo teologiją ir graikų helenistinę kultūrą. Dalyvavo Pirmajam pasauliniam kare Palestinoje kaip karo inžinierius ir artileristas. Po karo perėjo į mediciną, baigė mediciną ir tapo gydytoju. Ir tada perėjo į privačią praktiką ir dėstytojavo Edinburge universitete. Kaip asmenybė, tai yra ypatinga asmenybė psichoanalizės istorijoje, sukūrusi savitą teoriją. Jos ypatumas, kad jis niekada niekam nepriklausė, buvo kaip ir vienas pats savo. Aišku, kažkiek Londone įsijungdavo kartais į debatus ir darbus tenai, bet dažniausiai dirbo ir gyveno provincijoje. Bet jį pripažino net Melanie Klein, kaip paveikusi jos požiūrį. Ir kartu jisai skiriasi ir nuo Zigmundo Freudo, ir nuo Melanie Klein teorijos, toksai nepriklausomas, savitas požiūris. Iš kitos pusės vis tiek tai yra kartu ir psichoanalitinis tęstinumas toksai yra jo vis tiek pripažįstama. Tai va. Ir teorija. Labai drąsiai ir nuosekliai konfrontavo su Zigmundo Freud instinktų teorija. Tiesiog turbūt, kaip atsimenat, pirmąją mūsų pristatymę, kad, galima sakyti, kad nuo jo prasidėjo objektinių ryšių teorija, jisai tą įvedė. Ir jisai prieštaravo instinktų teorijai ir teigia, kad žmonės siekia ne varos patenkinimo, o faktiškai siekia pasitenkinimo, kuris kyla iš santykio su kitais žmonėmis. Tai yra išskyrė tokią santykių su objektų vara. Ir jis tyrinėjo šizoidinę poziciją, apie kurią irgi daug šnekėjo ir pati Melanie Klein, labai ankstyvai laikotarpį apskritai. Objektinių ryšių teoretikai labai daug dėmesio skyrė šitiems tokiems ankstyviesiems laikotarpiams, ikeedipiniams. tą laikotarpį jis irgi tyrinėjo, kuris yra prieš tą Kleiną prašomą depresinę poziciją, etapas daug primityvesnis, pirminis toksai. Jis kalbėjo apie vidinius objektus ir sakė, kad vidinis objektas yra internalizuotas, reiškia pradžioje vaikas jo neturi savyje, jis jį internalizuoja vėliau. Vidinis objektas yra perskeltas į dvi dalis, sužadinančią ir atstumiančiąją, ir dėl to ego irgi yra fragmentuotas. Tai pavadino savitą savoką. Tai yra 3 dalių ego sistema. Ir A dalis tai libidinis ego su sužadinančia dalimi, toliau B antilibidinis ego, vidinis toks diversantas, kažko panašus į superego struktūrą, kas susijęs su antilibidiniu objektu. Ir C centrinis ego. Visos tos dalys vystosi iš primityvaus vieningo ego. Čia jau matot skirtumas nuo Freudo. Ir Fairbairnas nustatė, kaip žmonės, kurie buvo išnaudojami kaip vaikai, įtraukė tą patirtį į save. Fairbairnas šnekėjo apie moralinę gynybą, yra polinkis, kurį patyrė smurtą. Jie prisiima visą tai manydami, kad jie yra moraliai blogi. Todėl jo globėjo objektas gali būti laikomas geru. Tai yra skelimo kaip gynybos panaudojimas, siekiant išlaikyti prisirišimo ryšius nesaugiame pasaulyje. Pavyzdžiui, Fairbairnas pristatė 4 metų mergaitę su sulaužyta ranka, ką padarė jo smurtaujanti mama. Jis pasakė mažą mergaitį, kad jie ketina surasti jai naują mamą. O ne, mergaitė apsiverkė, aš noriu savo tikrosios mamos. Turite galvoje tą mamą, kuri sulaužė ranką, paklausė Fairbairnas. Aš buvau bloga, atsakė mergaitė. Jai reikėjo patikėti, kad jos meilės objektas motina yra geras, kad galėtų patikėti, jog vieną dieną gaus meilę ir rūpestį, kurio jai reikėjo. Jei ji priimtų savo motiną kaip blogą, tada ji būtų bevaisė ir viena pasaulyje, kas yra netoleruotina būsena. Ji pasitelkė moralinę gynybą, kad padarytų save blogą, bet apsaugotų motinos gerumą. Ir čia jisai dabar šneka apie asmenybės raidą, šiek tiek dar irgi. Pirmas etapas tai dėmesys kūdikių, žindymas ir įtraukimas, pirmojo objekto santykio laikas šnekėjo, tada ankstyvasis oralinis iki ambivalentiškumas, čiulpimas ar kandimas, ir vėlyvasis oralinis ambivalentinis čiulpimas ir kramtymas. Jis įskiria tokios 2 fazės. Ir antras etapas tarp infantilios ir brandžios priklausomybės, toks kvazinė priklausomybė. Vietoje meilės ir neapykantos nukreipimo į originalų objektą
yra mylimas arba priimtas objektas ir nekenčiamas ar atmetamas objektas. 4 pereinamo laikotarpio sunkumų sprendimo technikos tada vartojamos: obsesinis, paranojiškas, isteriškas ir fobinis požiūris. Ir 3 etapas būsena, tokia brandi priklausomybė, dominuojanti savybė yra požiūris į duotumą. Didžiausias dėmesys skiriamas aš kitas diferenciacijos ugdymui ir gebėjimui duoti bei imti. Dabar tam tikri teoriniai teiginiai jos. Tai energija ir struktūra. Energija ir struktūra nėra atskiri subjektai. Freud impulsą, psichinę energiją laiko teoriškai atskirtų nuo struktūros, tuo tarpu aš nepriimu šio atskirimo kaip tinkamo ir laikausi dinaminės struktūros principo, sakė Fairburnas. Infantilus visumiškumas. Kūdikis gyvenimą pradeda kaip psichosomatinė visuma, kad ir kokia primityvi ir neįsivyščiusi. Fundamentinis žmogaus dinamiškas vientisumas yra svarbiausia gamtos savybė. Objekto dichotomija. Originalus objektas, į kurį nukreipta tiek meilė, tiek neapykanta, yra pakeistas 2 objektais: priimtinu objektu ir atmestinu objektu. Šis dichotomizavimas leidžia 4 metodų naudojimą pereinamo laikotarpio sunkumų sprendimui. Asmenybės struktūra. 5 struktūriniai veiksniai. Centrinis ego, libidinis ego, labiau infantilus, mažiau organizuotas ir mažiau susijęs su tikroviniai centrinis ego. Ir vidinis saboteur, agresyvus ir persekiojantis ego. Atstumiantis, žlugdantis objektas ir jaudinantis, viliojantis objektas. 2 dinaminiai veiksniai yra libido ir agresija. Psichopatologija. Šizofrenija yra susijusi su raidos sutrikimu atsirandančių dėl objektinių santykių, atsirandančių dėl čiulpimo, meilės, o depresija susijusi su objektų santykių sunkumais dėl kramtymo, neapykantos. Šizoidinės būklės bruožas yra beprasmiškumas, taip šnekėjo Fairburnas. Jisai skiria dar 6 ego pozicijas. Jis pateikė 6 ego pozicijas arba vidinius balsus, arba 3 poras jisai skyrė. Tai visas ego susijęs su geru objektu, yra sveikas vidinis vaikas susijęs su pacientu ir puoselėjantis vidinį tėvą. Tai yra vidinė pasaulio dalis, kurią objektų santykių terapeutai bando plėsti ir auginti. Antilibidinis ego susijęs su blogu objektu. Yra prislėgtas, piktas ir beviltiškas vidinis vaikas susijęs su atstumiančiu ar aplaidžiu vidiniu tėvu. Kai kas nors kalba įžūliai, jis kalba iš antilibidinio ego ir blogas objektas pozicijų. Kai kas nors per daug kritiškai ar atvirai vertina, jis kalba iš savo asmenybės pusės blogas objektas. Ir kalba su antilibidiniu ego, beviltišku vidiniu vaiku. Ir libidinis ego susijęs su jaudinančiu objektu. Yra švelnus ir per daug viltingas vidinis vaikas susijęs su jaudinančiu, per daug žadančiu vidiniu tėvu. Kiekvieną kartą grįžęs prie apgaudinėjančio ir priekabiaujančio sutuoktinio, jis veikia iš libidinio ego pozicijų ir yra susijęs su jaudinančio objektu jų vidiniuose pasauliuose. Čia šnekama apie pacientą. Patesekęs į priklausomybę, jie elgiasi su bet kuo, kuo yra priklausomi, tarsi tai būtų jaudinantis objektas. Dabar terapija. Fairburninis toks objektinių santykių terapeutas įsivaizduoja, kad visos kliento ir terapeuto sąveikos vyksta kliento vidinėme objektų santykių pasaulyje, vienoje diadų. Jei klientas mano, kad terapeutas yra išmintingas ir užjaučiantis, terapeutas tai vertina kaip kliento libidinio ego ir jaudinančio objektų sąveiką. Jei klientas pyksta ant terapeuto dėl to, kad netitinka kliento jo poreikių, terapeutas gali tai matyti kaip kliento antilibidinio ego ir blogo objekto sąveiką. Ir terapeutas gali paklausti kliento, ar ši ypatinga sąveika klientui kažką primena iš vaikystės. Dabar toks terapeutas taip pat naudoja savo emocinės reakcijas kaip terapinės užuominas. Jei terapeutas dėl kliento jaučiasi susierzinęs ar nuobodžiaujantis, tai jis gali suprasti kaip antilibidinio ego ir blogo objekto atnaujinimą, kai terapeutas vaidina blogo objekto vaidmenį. Jei terapeutas gali kantriai būti empatiškas per kliento pakartotinį priėmimą, tada klientas turi naujos patirties, kad galėtų integruoti į savo vidinį objektų pasaulį, tikiuosi išplėsdamas savo gero objekto vidinį paveikslą, sako Fairburnas. Išgyjama, kai klientas pakankamai dažnai gali gauti iš savo gero objekto, kad galėtų ramiau gyventi. Dabar taip pačiai toks terapeutas terapija taip pat išnaudoja ir savo klaidas. Jei terapeutas sąmoningai nepadarė klaidos, kuri kenkia
klientui. Terapeutas pripažįsta tada savo klaidą ir įsijaučia į kliento skausmą, tačiau užuot atsiprašęs, terapeutas klausia, kaip ši terapijos klaida atgaivino vaikystės sceną. Ir paprastai sėkminga terapija pas juos sakoma, kad trunka 150 seansų. Kiti dar, kurie pasekėjai buvo ir Fairburno irgi, tai Henris Gantripas sekė Fairburno pėdomis ir pristatė regresuoto ego sąvoką, kuri buvo svarbiausias psichopatologijos šaltinis ir analitinio gydymo dėmesys. Jis daug dėmesio skiria šizoidinei asmenybei, kuri jaučia gilę baimę užmegzti asmeninius santykius, tai yra tuos, į kuriuos įsijungia tam tikras jausmas. Nes jis gali palaikyti santykius tik giliu emociniu lygiu, remdamasis infantilia ir absoliučia priklausomybė. Santykiai visada yra skatinami poreikių ir iš karto iš naujo išstumiami, dėl baimės išaukštinti savo meilės objektą, dėl poreikio prarasti individualumą, dėl per didelės priklausomybės ir susitapatinimo. Toliau, tipiška šizoidinė būsena yra pabėgimas nuo to į vidų ir į išorę. Tipiškas šizoidinio elgesio pavyzdys į atsiribojimą ir jausmo praradimą. Pacientas pradeda jausti, kad tai, ko jam iš tikrųjų reikia, yra iš esmės ne erotinė meilė stabiliam tėvui, per ką vaikas auga ir per ką turi subrendusią savimeilės jėgą, per kurią tampa atskiras, nejausdamas nutraukimo jausmo ir originalų santykiai su tėvais perauga į suaugusią draugystę. Terapinis pokytis gali įvykti tiesiogiai tik dėl gero objekto santykio. Edita Jacobson, jinai pabrėžė superego plėtrą, apima 3 plėtros sluoksnius. Pirmas primityvus, baidžiamieji vaizdai, antras ego idealas, trečiasis realistiška vidutinio sunkumo tapatybė. Tai čia tiek trumpai apie Fairburną, apie jį netiek daug yra šiek tiek tokios informacijos, aišku, galima paieškoti ir tai tikiuosi, kad jūs padarysite, jeigu jūs susidomėsite šitų autorių. Ką, sėkmės tada.